kuomet vyksta komunikacija, kurios jūs negalite iškomunikuoti per save. Pirmas dalykas, mes turime sugrįžti į save, kvėpuoti ten, kur jaučiate bloką, kvėpuoti giliai ir ritmingai, tol, kol jūs pradedate jausti palengvėjimą. Pavyzdžiui, jeigu gerklėje yra blokas, pirmiausia, aš įkvepiu į gerklę 4 kartus, sulaikau kvėpavimą 4 kartus ir per 8 kartus, per 8 sekundės, iškvėpdama per burną, išleidžiu visą tai, kas buvo susikaupta. Ir tai darau ne mažiau negu 8 pakartojimus. Galiu laikyti rankas ant gerklės. Ir tol, kol aš tai darau, tol, kol aš atkūrinėju, atleidinėju savo bloką, sukauptą bloką gerklėje šiuo atveju, taip, aš repetuoju savo mintyse, kaip aš norėčiau, kad būtų buvę toje situacijoje, kurioje aš negalėjau pasielgti taip, kaip būčiau, kaip idealiausiai norėjau pasielgti. Mūsų smegenys turi išmokti, patirti naujus scenarijus, tam, kad galėtume integruoti į savo fizinį kūną, į savo psichiką naują scenarijaus praktiką. Dėl to mes turim suvokti, kad mes galime keistis, bet tam turime suteikti savo kantrybės, laiko ir aišku, integracinio momento, kuomet aš padariusi klaidą, priimu save, atleidžiu savo, neteisiu savęs, padedu savo fiziniam kūnui praeiti per visus blokus, kurie, aišku, mus paralyžuoja ir suteikia netgi fizinio, ne tik emocinio skausmo. Ir tuo metu, kada aš tai darau per kvėpavimą, repetuoju savo idealiausią scenarijų savo mintyse, savo vizualizacijoje, savo atmintyje, kad tuomet, kuomet ateis naujas scenarijus mano gyvenime, o jis būtinai ateis, nes tam ir yra šita mokykla, kad mes, jeigu mums nepavyksta vienas egzaminas, mes būtinai tai sulauksime sekantį kartą, galbūt per kitus žmonės, galbūt per kitas situacijas, bet bus būtent apie tą patį energetinį centrą, apie tą pačią baimę, apie tą patį čia komunikaciją šiuo atveju, tam, kad jūs galėtumėt tai praeiti. Dėl to mes turime repetuotis, mes turime atjausti save, mes turime padėti save, mes turime išmokti gydyti save.